pasidaryti projektą miškotvarkos, jeigu yra toks reikalingas. Kas daro tos projektus? Projektuotojai miškotvarkos, jie yra registruoti vidinės miškotvarkos projektų rengėjų sąraše. Google arba ChatGPT galim parašyti. Projektuotojų sąrašas yra viešas su visais jų kontaktais, telefono numeriais ir jis gali padaryti projektą. Tada berišės atrežimas, medžių matavimas ir leidimo išėmimas ir tada pardavimas. Tai yra ten tų visokių skaičiuoklių priburtų, bet realiai juos yra burtai, vis tiek ten turi suvesti teisingus taksacinius duomenis, kad tu galėtum sužinoti realią sklypo kainą, matyti ekrane kažkur, ne? Bet yra dar kitų niuansų, apribojimai kažkokie, kokia miško grupė. Vis tiek pats žmogus nesusidūręs su tuo, jisai sudėtingai ten galėtų tos visus sudėti. Nu, aišku, jeigu grynas pušynas, tai tada jo. Sužinai turi, tada žinai preliminariai iš kokios kainos gali maždaug daugintis. Jeigu ten hektare auga kokie 400 kubų, tai yra viena kaina to hektaro, jeigu auga kokie 200 kubų, tai kita kaina. Sako, nežinau, ką daryti, patark. Ta prasme, gal galėtum pakonsultuoti, ką aš galėčiau iš to miško sklypo gauti, kokią naudą. Susirask sklypo kadastrinį numerį iš nuosavybės dokumentų ir tada kažką galėsim pasakyti preliminariai. Pasakysiu maždaug, ką galim daryti, tada jau tu galvok pats ir priimti sprendimus.